Mano pasakojimas apie mokslininkę ir jūrų arkliuką. Vieną kartą vandenius tyrinti mokslininkė plaukė stebėdama žuvis. Ji tolumoje kažką pamatė. Ogi nuostabius povandeninius rūmus, povandeninį miestą. Ji susipažino su karaliumi Neptūnu ir karaliene Mona. Jie mokslininkiai padovanojo burbulą su deguonimi. Mokslininkė tyrinėdama vandens pasaulį pamatė susirgusį jūrų arkliuką. Jai jo pagailo. Ji atsivežė jūrų arkliuką į ligoninę ir jį išgydė. Moteris jūrų arkliuko grąžino į jūrą. Jis linksmai gyveno ir kaskart iškildavo į paviršių pasisveikinti su mokslininke. Pasakojimą kūrė Miglė.